Šiame kanale pasakojamos tikrais faktais paremtos istorijos. Dauguma jų gali būti šokiruojančios, baisios ar net emociškai nepakeliamos. Jos skirtos tik morbidinį smalsumą turintiems žiūrovams, siekiant pažinti tamsiąją žmonijos pusę, o ne ją propaguoti. Autorius šio turiniu nesiekia skatinti smurto, žiaurumo ar neapykantos. Šis video nerekomenduojamas mažiau nei 18 metų turintiems bei silpnų nervų žiūrovams, kadangi jame bus rodoma medžiaga, galinti šokiruoti ar sukrėsti. Jei vertinate autoriaus darbą, paspauskite patinka. Jei norite palaikyti kanalą, palikite atsiliepimą komentaruose bei sekite naujas istorijas. Visi šaltiniai ir naudota medžiaga šiai istorijai bus nurodyta video gale. Tracy Paules ir Manuel Taboada buvo draugai nuo vidurinės mokyklos laikų. Daugelis galvojo, jog jie du pora, bet iš tiesų jie tebuvo geri bičiuliai. Tracy buvo grožio karalienė, kurią visi pažinojo. Hi, Lori. I love you very much. I think the wedding was beautiful. Manuelis buvęs futbolininkas, aukštas sportiškas vaikinas. Well, everybody. Jiedu įstojo į Floridos universitetą. Ir dar dieną prieš tragiškus įvykius mieste pradėjo gyventi tame pačiame bute, Gatorwood butų komplekse. Sekmadienį, dieną po pirmų 3 aukų suradimo, Tracy Paules paskambino draugė, kuri žinodama, kas vyksta Gainesvillyje, labai džiaugiasi, kad su jie gyvena mėnesį, o tai reiškia, jog jie yra saugi. Jis buvo stiprus aukštas vaikinas, sportavo ir labai mažai kas būtų norėjęs su juo susimušti. Tracy pažadėjo savo draugiai, kad kitą dieną būtinai jai paskambins. Tačiau tai neįvyko, nei ryte, nei po pietų. 1990 m. rugpjūčio 27 d. apie 11 val. Vakaro Gainesvillio skerdikas atsuktuvu išlaužė Manuelio ir Tracy'ės galinės namo duris, taip patekdamas į namo vidų. Šį kartą jis greičiausiai nebuvo nusižiūrėjęs savo aukų, kadangi vargu ar jis sąmoningai būtų pasirinkęs Manuelį Taboadą. Pirmiausiai įėjęs į menį kambarį, žudikas mėgė peilį į jo krūtinę. Sportiškas vaikinas pašoko iš skausmo ir puolė grumtis su juo. Deja, kovą pralaimėjo. Po ko į jo kūną žudikas peiliu dūrė dar viso 31 kartą. Tracy pabudo nuo grumtinių garsų, tačiau tai jos neišgelbėjo. Žudikas spėja ją sučiupti, užklijuoja jai burną bei surišęs rankas žiauriai išprievartauja. Po ko 4 kartus dūrė ją į nugarą tuo pačiu medžiokliniu peiliu. Tačiau Tracy'ės kūnas dar kurį laiką kovojo už savo gyvybę. Anot knygos The Gainesville Ripper autorės, Mary Lisa, žudikas atsisėdo šalia mirštančios Tracy Paules ir dar apie valandą mėgaudamasi stebėjo, kol ji išleis paskutinį savo gyvybės atodūsį. Žudikas, kaip ir Kristinos Pavel atveju, indų plovikliu valė jos intymes vietas, bandydamas sunaikinti savo DNR pėdsaką. Jos kūnas taip pat buvo provokuojančiai pozuojamas. Kitą dieną, taip ir nesulaukus žadėto jos skambučio, Tracy'ės draugė pati bandė prisiskambinti jai, bet nesėkmingai. Todėl ji paprašė bendro jų draugo, kuris taip pat studijavo Gainesvillyje, kad šis užsuktų į jų namus ir pasiteirautų, kas vyksta ir ar jiems viskas gerai. Mums reikia kriminalistų nusikaltimo vietoje ir vadovo pakeliui. Taip pat duokite man dar 2 specialistus. Viso to komplekso antspaudams nuimti. Naujausios aukos buvo rastos Gatorwoodo bute. Jauno vyro ir jaunos moters kūnai buvo rasti šįryt apie 8:30 valandos. Dabar daugiau nei 100 teisės saugos pareigūnų dirba ieškodami serijinio žudiko. Gainesvillio apylinkėse vis dar gali būti 5 koledžo studentų žudikas ar žudikai.
Ar jau turite įtariamąjį? Ne, mes dar neturime jokio įtariamojo. Vos per kelias dienas miestelio gyventojai, mokiniai ir jų tėvai nuo šoko ir nedrąsios vilties, kad tai pavienis incidentas, perėjo prie gilios panikos būsenos, kurioje sunku gyventi, kvėpuoti ir apskritai tinkamai analizuoti, kas vyksta. Teisėsauga pergyveno, kad dėl žudikų įžūlumo bei šiurpaus aukų mirčių pobūdžio jų gali būti dar daugiau. Į Gainesvilį buvo išsiųsti daugiau kaip 600 nacionalinės gvardijos bei federalinių tyrimo biuro agentų, o vietinė policija patrigubino savo pajėgas. Kasdien atvykstant pastiprinimui iš visos valstijos, Gainesvilio policijos pajėgos dabar patrigubėjo. Gainesvilio policija, universiteto policija, Alakua apygardos šerifo biuras ir valstijos prokuratūra vienijo pajėgas. Iš studentų miestelio buvo stebimas masiškas studentų išvykimas. Parsivešiu ją namo, nes tai per didelė rizika. Daug žmonių išvyksta. Visas mūsų bendrabutis šį savaitgalį išvažiuoja. Daugelis dar neišvyko iš miesto, bet greitas areštas nuramintų šią neramę, nervingą bendruomenę. Tai siaubinga. Jei per artimiausias 24 valandas kas nors dar nutiks, man nerūpi pamokos, man niekas nerūpi, aš išeinu. Drąsesni studentai būriavosi į grupės, keitėsi durų spinas bei ginklavosi. Mes visi draugai susibūrėme, kad bent šiek tiek jaustumėmės saugesni, bet tai išties baisu. Studentai ginkluojasi peiliais, kočeilais, elektrošokais ir net šautuvais. Jei jie žengs bent vieną žingsnį link manęs, aš juos nušausiu. Šimtai studentų susirinko į spaudos konferenciją Floridos universiteto miestelyje, norėdami sužinoti, kaip jie bus apsaugoti. Galiu tik pasakyti, kad turite apsisaugoti nuo bet kokio įsibrovėlio, bet ko nepažįstate, savo butuose ir kompleksuose ir užtikrinti, kad jūsų kompleksai būtų saugus. Stengiamės sutelkti visus įmanomus išteklius. Pirmiausia tam, kad užkirstume kelią tolesnėms žmogžudystėms, o antra, kad nustatytume įtariamąjį ar įtariamuosius. Daugelis šių studentų labai išsigandė. Taip, ir negaliu jų dėl to kaltinti. Akivaizdu, kad pradedi galvoti, kiek saugus esi savo namuose. Karštąją liniją policija užgriuvo skambučių lavina. Žmonės skambino dėl menkiausios priežasties. Jie jautėsi bejėgiais ir desperatiškai norėjo išsivaduoti iš šios emociškai potencialios aukų rolės, kurioje staiga atsidūrė kiekvienas Gainesvilio gyventojas. Kiek jie maždaug metų? Ar jis ginkluotas? Gauname didžiulį kiekį informacijos iš žmonių, kurie skambina apie įtartiną veiklą, ypač apie įtartinus asmenis. Iš visų valstybių suvažiavę žurnalistai situaciją tik dar labiau kaitino. Visose žiniasklaidos kanaluose pradėjo ryškėti žiaurios studentų mirčių detalės. Tai ne tik stiprino bendruomenės paranoją, bet ir trukdė tyrimui. Daug žiniasklaidos pranešimų pakenkė mūsų žmogžudysčių tyrimui. Retkarčiais turėjome keisti savo strategiją, remdamiesi paviešintą informaciją. Tyrimo šaltinis mums teigia, kad panaudotas ginklas yra aštrus medicininis instrumentas. Vienoje iš scenų trūksta kūno dalių. Ir vėl šiuo metu nesame pasirengę kalbėti apie konkrečius nusikaltimo vietos įrodymus. Iš nesuskaičiuojamų gyventojų skambučių apie įtartinus asmenis pareigūnai jau stebėjo keletą galimų įtariamųjų. Tačiau jų akį patraukė daugybę kartų pasikartojantis vardas – Edward Humphrey, 20-metis Floridos universiteto studentas, kuris galiausiai buvo sulaikytas, tačiau už kitą nusikaltimą. Edwardas Lewisas Humphrey, 18 metų, pirmakursis Floridos universiteto studentas, buvo suimtas vakar. Jam pareikšti kaltinimai dėl močiutės sumušimo į veidą, dėl kurio jai nustatyti lengvi sumušimai. Atlikinėdami kratas pareigūnai jo namuose rado pornografijos, literatūros apie šaunamosius ginklus bei peilius. Buvo akivaizdu, kad vaikinas domėjosi ginklais bei seksualinėmis temomis. Jis buvo keistas, užsidarė savyje, daug kalbėjo apie mirtį, jis fantazuodavo, kaip galėtų atimti kam nors gyvybę. Gilūs randai dengė visą jo veidą, o dėl savo elgesio jis atrodė lyg pamišęs.
Atsižvelgiant į tai, kad žudikas visas aukas nužudė peiliu, kuris teoriškai galėjo sužaloti ir jį patį, Edward Humphrey atitiko pamišusio žudiko vaidmenį.